Taigi, apie ką šiandien piešimas? Sveiki atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Aš pasakoju apie piniginį mąstymą, kaip pakelti mūsų finansės, mūsų pajamas per fraktalinį piešimą, per meno terapiją. Šiandien jūs kviečiu nusipiešti lygiadienio proga labai lygiadienišką temą. Įvertinti, kokia esu aš dabar ir suplanuoti save po metų. Tai yra labai naudinga praktika, žinoti, ką tu nori pasiekti po metų, po 2, po 5, po 10 metų, kaip tu įsivaizduoji savo brandą, kaip tu įsivaizduoji savo senatvę, ką tu veiksi. Ir atsižvelgiant į tai, bus lengviau priiminėti sprendimus. Taigi, kaip atrodys mūsų piešinys? Perjungiu kamerą. Aš stengsiuosi kalbėti arčiau į mikrofoną, nes kažkaip jis pas mane labai gražiai šneka, kai bendrauju, tarkim, per Messenger, bet įrašant į YouTube jis kažko tai vėluoja. Taigi, mes piešinį dalinsim į 2 dalis. Dešiniai pusiai, kairiai pusiai, atsiprašau, praeitis, dešinėje ateitis. Todėl mes lapą dalinam į 2 dalis. Paklausysiu, ar aš save girdžiu. Dalis. Dešiniai pusiai, kairiai pusiai. Aš save girdžiu, ko puikiausiai. Taigi, šitoje pusėje būsiu aš šiandien. Aš dabartyje. Taip ir užrašau. Aš dabartyje. Kitoje pusėje aš po metų. Jeigu norit, netgi galite paplanuoti save po 3 metų, po 5 metų, bet mano piešinys yra aš po 1 metų. Taigi mes, kad nusipiešti tą pirmą vaizdą, mes nusipiešiam save dabartyje. Kaip mes piešim? Kadangi fraktalinis piešimas jis yra apie piešimą užmerktomis akimis, tai mes piešiam užmerktomis akimis save. Užsimerkiam ir piešiam žmogeliuką arba veidą taip, kaip mes įsivaizduojam. Rankos nuo piešinio nekeliam. Ta prasme, gausis linijų rinkinys. Jūs tikrai nepataikysit taip, kaip pieštumėt atmerktomis akimis, bet tai ir yra praktikos esmė. Mes turim kuo labiau išjungti savo sąmonę ir pasąmoniai leisti reikštis. Taigi, užmerkiam akis, aš perjungiu kamerą. Ir piešiam. Laiką nejungiu šiuo atveju, nes diagnostinis fraktalinis piešimas piešimas su laikmačiu, bet šiuo atveju laikmačio nejungiu. Užsimerkiam ir piešiam įsivaizduojamą save, kaip mes atrodom dabar. Aš užsimerkiu, pradedu piešti. Nekeliam, rankos. Piešiam taip, kaip yra. Piešiam galvą, nosį, veidelį. Kūną, rankas galbūt, kojas, kaip jos atrodo, kurio vietoje turėtų būti, su kokiais jūs save rūbais įsivaizduojat, galbūt atributų norit kokių pripiešti. Jeigu išėjot už lapo ribų, nieko baisaus, grįžtat, neatsimerkėt ir piešėt toliau. Aš skaitau, kad aš nupiešiau ir pas mane gavosi kažkas įdomaus. Duosiu jums palyginimui, šiandien piešiau dar kelis kartus, nes vis piešinį bandžiau. Čia buvo pirmas variantas, Labai fainas jisai gavosi. Čia antras toks atrodo. O čia mano trečias, Visiškai nugrybautas, bet galbūt dėl to, kad vakaras. Taigi, mes nusipiešiam save ir žiūrim, kaip atrodom. Ką mes turim? Kokio dydžio mūsų galva? Ar didelis piešinys ar mažas? Ar jam trūksta rankų ar kojų?
O pas mane, pavyzdžiui, abi rankos kažkur nuskrido ne į ateitį. Nieko baisaus, kad nuskrido, tegul skrenda. Čia kažkur plaukai iš šono nuskrido, ne, arba kepurė, aš jau neatsimenu, kas čia buvo. Bet tuos trūkumus, kuriuos mes dabar matom, mes stengiamės juos nupiešti jau be trūkumų ateityje. Toliau, kaip mes piešim, duosiu jums laiką 3 minutės ir per tas 3 minutės jūs apverčiat lapą ir toje pusėje, kur dar nėra žmogeliuko, jūs rašot, kokia aš turėčiau būti po metų. Norėčiau, turėčiau būti po metų. Arba po 3, kaip jūs įsivaizduojate. Bet mano praktika yra po metų. Aš jums paleidžiu laikmatį, 3 minutės. Va, paleidžiu laikmatį 3 minutės, laikas jau prasidėjo. Ir jūs turit parašyti, kaip jūs save įsivaizduojate po metų. Kodėl tai yra naudinga praktika? Visų pirma, todėl, kad, kaip aš jau minėjau, kai tu žinai, kokia tu nori būti, kokia tu nori tapti, tu žinai, tau lengviau pasirinkti sprendimus, kuriuos tu priimi gyvenime. Ta prasme, tau ateina sprendimai pasirinkti tą arba aną ir tu supranti, kad vienas iš tų pasirinkimų nesusijęs su tavo ateitimi. Todėl tu jį lengviau atmeti. Taigi, suplanuoti, ką aš veiksiu po metų, po 2, po 3, po 5, po 10 yra labai labai naudinga. Vien dėl to, kad tu gali remtis tais sprendimais ir rinktis juos gyvenime. Ne? Praėjo jau minutė praėjo ir rinktis juos gyvenime. Todėl jūs galvokit, kokie jūs galėtumėt būti po metų. Aš bandau, tarkim, pateikti idėjų. Pavyzdžiui, galbūt noriu gauti naujų kažkokių įgūdžių, praeiti kursą, ne, galbūt svajoju kažkur nukeliauti, įgyti fitness kūną, galimai, galbūt kažkam tai yra svajonė, pasveikti nuo kažkokios ligos, jeigu tai yra galimybių, įsigyti būstą, įsigyti stambų pirkinį kažkokį tai, pagimdyti vaiką galbūt, ne, galbūt yra tokia svajonė, arba atvirkščiai jau užaugusi vaiką išleisti, mokintis, kad tam atsirastų pajamų. Liko minutė ir 10 sekundžių. Ir kokioj gyvenimo kokybė jūs norėtumėt būti? Ar jūs norėtumėt gyventi, pavyzdžiui, ant jūros kranto, ne? Galbūt jūs norit išsikrausyti į kitą šalį, pakeisti šalį, galbūt jūs norit susirasti antrą pusę, kad atsirastų jinai pagaliau pas jūs. O jeigu jūs nenorit, neturit kažkokių tikslų, neįsivaizduojat, kągi jūs galėtumėt norėti, nes jūs ir taip viską turit. Tai galima numatyti tikslą, sugalvoti tikslą, kad po metų aš jau žinočiau, į kokį darbą aš noriu keisti savo dabartinį darbą, kuo aš noriu užsiimti, kad aš susirasčiau tai, ką aš noriu veikti. Tarkim, būna ir taip, kad dažnai mes nežinom, ko mes norim užsiimti. Darbas nepatinka, bet ką norėtum veikti, nežinom. O galbūt jūs norite turėti investicijas, pavyzdžiui, nedirbti, bet turėti pasyvių pajamų, pradėti domėtis investicijom ir žinoti, kaip investuoti, tarkim. Čia kaip variantas. Žodžiu, jūs turite sugalvoti, ką jūs norite veikti po metų, bet kad tai būtų realu pasiekti. 4, 3, 2, 1. Laikas pasibaigė. Grįžtam prie piešinio. Mes viską parašėm, pameditavom, sugalvojom, kokios mes turi būti. Atsiprašau už kamerą. Vakaras, jinai pas mane šokinėja fokusavimas. Mes jau sugalvojom, kokios mes norim būti ir todėl mes grįžtam prie piešinio. Vėlgi užsimerkiam, pažiūrėjom, kas čia buvo negerai. Kaip mes nuėjom, jis per didelis, per mažas, kur nėra harmonijos. Ir dabar tą harmoniją vėl piešiam užmerktom akim. Ne? Užsimerkiam ir vėl piešiam akis, nosis, galbūt burna,
veidą, kūną, ar norit kūną piešti, ar nenorit kūną piešti, gal jūs norit tik portretą nusipiešti. Aš, pavyzdžiui, visada mėgstu pilną save piešti, su kojom ir su rankom, kad būčiau pilna savo kūne, pilnai. Va, ir man tas dalykas patinka. Ką aš čia nusipiešiau? Sakyčiau, kad dabar jau vakaras ir aš pavargstu. Bet aš turiu kojas, aš turiu rankas, aš netgi turiu akis, nosį, burną, kažkur tai netgi ausis, aš viską turiu. Tai iš esmės čia kaip ir geras piešinys. Rankos, ne, kojas, viskas yra. Iš tikrųjų, pakankamai harmoningas piešinys ir dydis jo geras. Taigi, ką mes darom toliau? Mes nusipiešiam abu žmogeliukus, labai keistus, labai juokingus, bet tai dar ne viskas. Yra tokia teorija, galbūt dvasinė, o galbūt kvantinė, nežinau, kad mes esam ne vienintelis pasaulis, yra paralelinių pasaulių daug, kur esam paraleliniai mes. Ir iš tų paralelinių mes galim išsirinkti savo patinkančią versiją. Tarkim, yra paraleliniam pasaulyje aš, kuri yra ubagė ir nevykėlė ir kuri nieko su savimi nedarė. Yra paraleliniam pasaulyje aš, kuri yra turtinga ir klestinti ir yra turtingesnė už mane. Yra paraleliniam pasaulyje aš, kuri yra be vaikų. Yra paraleliniam pasaulyje aš, kuri turi 7 vaikus arba 10. Yra paralelinis pasaulis, žodžiu, ir aš esu visokia. Ir aš galiu save bet kokį išsirinkti. Taigi, mes jau save aprašėm. Ir šitas mes save aprašėm jau šitam paraleliniam pasaulyje po metų, ane? Taigi, štai šitą va liniją, kurią mes darėm, čia yra riba tarp mūsų šiandienos ir mūsų norimų paraleliniam pasaulyje. Mes turim atidaryti šitas duris. Ką mes darom? Užsimerkiam vėlgi. Užsimerkiam. Ir piešiam taip, kad apriepti, apjungti dvi savęs. Aš užsimerkiau, nuo vidurio pradėjau piešti ir aš apjungiu, paleidžiu, kaip sakant, energinį srautą, energetinį, ir aš apjungiu abi savęs. Biškį dedu linijų, nes tai yra fraktalinis piešinys, per visą piešinį, ir žiūriu, kas gaunasi. Atsimerkiu. Man biškį vis tiek neužtenka savęs apriepties šitoj daly. Aš noriu, kad aš visa būčiau į šitą lauką patekčiau. Visa sena ir visa nauja, kad aš patekčiau visa į šitą lauką. Todėl aš užsimerkiu ir dar dapiešu didesnės bangas. Didesnės linijas, kad viską apriepčiau. Taigi, dabar aš esu viską apriepus. Ir linijos dabar biškį šiek tiek laikausi fraktalinio piešimo taisyklių. Aš davedu jas iki susikirtimo, kurioj vietoj dar čia matau nepabaigtas linijas, irgi davedu iki susikirtimo, kur čia dar galėtų būti, žodžiu visur, kur randat nepabaigtas linijas, vedat iki susikirtimo, kaip pagal diagnostinį fraktalinį piešinį. Čia va matau. Tai va. Taigi, ką mes darom toliau? Toliau, kadangi čia esam mes norime, mes galim dapiešti tai, kas mums norisi. Šiuo atveju fraktalinis piešinys jis yra nediagnostinis, todėl mes ne tai, kad laikomės taisyklių, bet mes dakuriam save iki savęs norimos, iki to, kaip mes norim būti po metų. Taigi, tarkim, aš noriu, kad pas mane atsirastų čia akytės. Viena akytė. Taikyti blakstienos, nes aš esu mergaitė. Lūpos galbūt, kaip čia jos, man čia labai fainos, jos atrodo tokios bučiokliškos toj minutėlė. Taip, toks kaip iš profilio. 2 lūpos. Kaip tas smakras. Bet biški toks labai juokingas tas lūpas. Bet, kaip gavosi, taip gavosi. Man taip matosi, aš menininkas, aš taip matau. Toliau rankos. Rankos, aš noriu jūs apkabinti ir aš noriu užbaigti savo rankas. Tegul jūs ne visai proporcingai gražios,
bet aš jas dabaigsiu, nes tai yra fraktalinis piešinys, jis gali būti šiek tiek ir abstraktus, ir ne visai teisingas, bet jis turi turėti prasmę. Dabaigsiu aš jam sijonuką, nes čia gaunasi pas mane kažkoks berniukas. Va, sijonukas. Uždėsiu kojas normalias. Nu, kažkaip ne visai normalius gavosi. Bet bent panašios į kojas. Nu, man taip piešiasi šiandien, man taip norisi. Taigi, dabar aš noriu iš jos mergaitę padaryti, nes mano plaukai tai tiesus. Čia net gerausis yra, žiūrėkit, kokius didelis, kaip aš klausau jūs, kaip aš jūs girdžiu, bet galva biški pasukta į kitą pusę. Kaip įdomiai, pavyzdžiui, ryte, kai man įsigavo vaizdo įrašas, pas mane buvo žiūrintis abi mergaitės viena į kitą, tai kaip ir buvo ryšys. Šiuo atveju žiūri kaip ir į skirtingas pusės, ryšio nėra. Atsibodo vieni kitiems, žodžiu, aš dabartyje atsibodo aš savo po metų, paišau 3 kartą, jau nebenori viens į kitą žiūrėti. Va, ir mes dabar dadedam tai, ko mūsų manimui trūksta. Mes galim dasidėti ir, pavyzdžiui, gėlytę, ne? Kaip čia aš norėčiau savo gėlytę įsidėti? Ne, nenoriu gėlytės dabar dėti. Bet aš noriu, pavyzdžiui, dadėti kaspinėlį. Naudodamasi tomis pačiomis linijomis, aš papildau piešinį. Va. Gavosi jau mergaitė, ne? Jau kažkas čia matosi. Ir čia žmogeliukas kažkoks matosi. Taigi, atidedu šalį. Mes nusipiešiam pagrindą, būtent kokią aš esu dabar ir kokią aš noriu būti po metų. Mano kamera besiškinėja. Taigi, jau pagrindinę praktiką atlikom. Dabar mes turim suteikti šitam piešiniui energijos. Įpiešti spalvų. Kaip tai daroma? Ta prasme, mes darysim lygiai taip pat, atsiprašau, mes darysim lygiai taip pat, kaip ir fraktaliniam piešinį. Spalvinsim kiekvieną laukelį atskirai. Taigi aš grįžtu prie piešinio, bet traukiam ne užmerktom akim. Mes jau traukiam atmerktom ir galim suteikti tam tikrą koloritą. Pavyzdžiui, aš noriu, kad, tarkim, ateities suknelė būtų raudona, bet aš nedarysiu ją visą raudoną vienu ypu, aš ją darysiu raudoną koloritą. Pradėsiu nuo tokių dalykų, va, pavyzdžiui. Netgi galima pasižiūrėti, kur susidaro klostės, pavyzdžiui, kažkokios tai, kažkokie meniniai elementai jau galėtų atsirasti šitoj vietoj. Jau galima papildyti, dadėti kažką tai. Pavyzdžiui, galbūt rizentam gal kažkokių dalykų šitų elementų pridėti. Ta prasme, jau toliau mes darom piešinį gražų. Jis turi mums patikti. Jis, aišku, yra abstraktus, bet tuo jis ir žavus, nes tai yra mūsų pasąmonės žaidimas. Todėl mes darom piešinį abstraktų ir gražų. Ieškom jame grožio. Kaip šitos lūpos dabar raudonos nupiešti. Bučiokliškos. Labai juokingas. Na, šitą piešinį neužbaiginėsiu, nes aš noriu užbaiginėti tą pirmą. Ne, visai sugriaužiu. Imsiu kitą pieštuką. Aš gal net antakius noriu padaryti, tokius nustebusius. O, kas čia? O. Na, ir toliau mes jau spalvinam, įeinam į tą tokią spalvinimo meditaciją. Čia yra pats toksai
Spalvinimas yra pati meditatiškiausia piešinio dalis. Lėtai spalvinant, renkantis spalvas, renkantis, kur yra kas gražiau, kas gausis, nes bepiešiant gali atsirasti kažkokių naujų elementų, kuriuos norisi išryškinti, naujų kažkokių tai plotų arba papildyti, o galbūt dar linijų dapiešti. Tai žodžiu, toliau mes žiūrim grožį, jau čia galime jungti spalvas, kad gautųsi plėmai, ane, kažkokie bendry iš tų koloritų. Tai va, žodžiu, čia jau galima žiūrėti, kad gautųsi įdomus piešinys. Nes su tuo įdomiu piešiniu mes koduojam savo ateitį, kurią mes dabar ką tik savo sugalvojam. Ir mes norim, kad jinai pildytųsi, todėl mes pradėsim matyti būtent tas galimybės, kad privestų mus prie mūsų po metų. Tai va, tame yra piešinio esmė. Tokį patį poveikį turi, tarkim, ir svajonių žemėlapiai. Kodėl jos yra naudinga daryti? Ne todėl, kad neturim ką veikti, ne? Ir tai ne magija. Tiesiog būtent todėl mes paskui užpiešus, sukūrus savo svajonę, mes matom galimybės jai išsipildyti. Galbūt čia šaliką kokį uždėsiu, jau kažkokį tai elementą galbūt įdomesnį. Nu va. Kažkokį tai daug ūsuotą gavo ausį šį kartą. Daug ausų. Didelės lūpos keistos. Keistos akys. Bet piešinys smagus. Aš jį dabaigsiu ne šio piešimo metu. Kadangi, tiesiog jis, čia mes 1,5 valandos su jumis pieščiau ir tylėčiau į ekraną, nes tokie piešiniai mane verčia tylėti, mąstyti apie būtent ką aš matau, ką aš darau. Pas mane kyla naujų idėjų, naujų minčių ir norisi tada kažką dapildyti. Tiesiai, jeigu pas jūs atsiras noras papildyti kitoj pusėje tai, kas parašyta, bepiešiant, tai taip ir darykit, nes piešinys tam ir skirtas. Jūs spalvinat smulkius laukelius ir jums būtent dėl to kyla naujos mintis, pas jų gaminasi nauji neuronai. Fraktalinis piešinys ypatingas tuom, kad jūs piešiant pastoviai, ane, būtent kuo labiau smulkinant piešinį, jūs aktyvuojat savo smegenis ilgam laikui. Tai ta prasme, jūs nepaprastai ne tik matysit galimybės išsipildyti tam, ką jūs parašėt, bet jūs norėsit imtis veiksmų. Taip galimai, kad po vieno piešinio galbūt taip ir nesigaus, galimai, bet jau pirmą, kaip sakant, auksinį spyrį jūs padarysit. Kaip tas vadinasi, stebuklingas spyris, ne? Kai ten jau kažką niekaip negali pradėti ir pagaliau gauni postumį ir jau skrendi. Čia, aišku, piešinys taip nesuveiks, kad skristum, bet jau kažkokią tai impulsą tai tikrai gausit. Taip, vėl mano kamera persijunginė, aš dar perjungiu tą. Va. Kas pas mane gaunasi.
stengiamės spalvinti taip, kaip pagal laikomės fraktalinių piešinio taisyklių. Čia reikia išlaisvinti mano drožtukinę. Vaibu, jeigu matote, aš stengiuosi laikytis, kad, tarkim, kojos būtų mėlynai, ane, laikytųsi kolorito, suknelė raudonam kolorite, kad būtų panašios spalvos, bet skirtingi laukeliai. Tai tada jau gaunasi kažkokie siluetai, kažką mes matom, jo, tokių įdomesnio. Dar noriu pasakyti, kad šiaip fraktalinio piešimo taisyklės yra tokios, kad kiekvienas laukelis turi būti vienos spalvos. Tarkim, kiekvienas laukelis turi būti vienos spalvos. Ta prasme, jis negali turėti šešėlio ar dar kažką, bet šiuo atveju gali. Jeigu jums gavosi dideli laukeliai, jums neišeina dar labai pasmulkinti, jūs galit laisvai dapildyti papildomom linijom. Jūs galit laisvai papildyti Zentangle. Tai yra tokiais ornamentais. To aš įvesiu keletą elementų, kad jums parodyti. Pasiėmėm, tarkim, tušinuką ir aš noriu, kad čia netgi mergaitė gavosi su angelo sparnais. Kodėlgi man juos neparyškinti? Tokiais kaip drugelio sparnais. Ten turėjo būti rankos, bet dabar virto į sparnus. Kodėlgi ne? Pavyzdžiui. Jo, ir aš būtent šitos sparnus, aš noriu juos paryškinti. Zentangle. Įveskite paiešką. Zentangle. Paklauskite savo ChatGPT, pavyzdžiui, kas tai yra. Ir pamatysit labai gražius ornamentus. Ir galima taip praleisti labai daug laiko, spalvinant, suteikiant piešiniui grožį, darant iš jo nerinius tokius pieštus, ane? Čia kaip pavyzdys, matosi jau kažkas, bandau parodyti, kad čia eina kažkokie ornamentai pasmulkinti. Įsiveskite paiešką Zentangle ir jūs pamatysite, čia gali būti kaip ir plunksnos kažkokios nupieštos netgi. Jeigu čia angelo sparnai gali būti ir plunksnos. Tai va, kadangi čia yra būsima aš, tai man jai labiau norisi skirti dėmesio. O šitą dabartinę aš biškį norisi apleisti, man dabar va taip psichologiškai, aš čia kažkada vėliau užbaigsiu. Bet iš tikrųjų aš noriu pabaigti kitą piešinį. Čia jau trečias piešinys su ta aš dabartyje aš po metų tema. Ir man gavosi vis kitaip. Taigi aš tikiuosi, aš jums papasakojau algoritmą. Toliau aš jau pati norėčiau pasinerti į spalvinimą, pabūti jame. O kai aš esu spalvinime, man nesinori tada nieko pasakoti, nieko kalbėti. Aš esu tada savyje, būnu pati su savimi ir šnekėti man tada visiškai nesinori. Todėl aš užduotį jums baigiu pasakoti ir kviečiu dalintis savo piešiniais mano
uždaroje Facebook grupėje. Taipogi mane galima rasti Substack, aš ten rašau, dedu savo algoritmus. Taipogi galima užprenumeruoti naujienlaiškį, iš mano puslapio ir susisiekti su manim asmeniškai per Facebook. Ten aš esu ir dalinuosi dažniausiai savo įkvėpimais ir mintimis. Tai va. Taigi, malonu, kas sudalyvavo su manim pirmą kartą, malonu, kas sudalyvavo su manim antrą kartą. Sekantis piešinys yra derlius ir gausos runa. Kviečiu žiūrėti, kas žiūri įrašę, arba dalyvauti rytoj, kas planuoja dalyvauti. Taigi tiek šį kartą ir iki sekančio vaizdo įrašo.